Sveiki! Dabar apžvelgsiu 7 pagrindinės valiutų poras šiai savaitei. Tradiciškai pradėsiu nuo euro dieninio grafiko ir čia matome būtent judėjimą į viršų nuo paskutinės savaitės ir tada prasidėjo korekcija. Korekcija gali tęstis iki vieno arba antro palaikymo lygio, būtent šių trendinių linijų. Nubrėžiau rodiklę būtent nuo šios trendinės linijos, gal kiek konservatyviau įdinėti čia pirkimo sandorį, būtent nuo jos, kada prieis, aukščiau, žemiau jau čia reikėtų pasikoreguoti pagal einamąją kainą, kaip atrodys tuo metu. Taip pat kitas iš variantų, tai kad euras pasitikrins dar kartą viršūnėlę ir nuo jos atšokimas galimas. Neilgalaikės, iš tikrųjų čia apie 80 punktų viso labo tikslas būtų. Ir galimi įėjimo variantai tai būtent šioje zonoje. Jeigu pasižiūrėti H4, būtent smulkesnį grafiką, tai mes čia matome būtent tą įėjimo tašką ir kitą liniją maždaug per šią vietą. Būtent šioje zonoje dieniniame grafike ir matėme pardavimų signalą. Jisai yra būtent čia jau tiksliau. Pažymėjau būtent šią liniją. Per pačią viršūnėlę, konservatyviau gal kiek įeidinėti, nes toks visai, pavadinkime, pigus pardavimas. Kitas variantas, arčiau esamos kainos, tai yra pirkimo sandoris pagal būtent paskutinėsias viršūnėlės, čia trumpalaikės iš tikrųjų, nedidelis palyginti stop lossas, tai būtų viso labo 55-60 punktų, o tikslas pirmas jau 50 punktų, antras tikslas 100 punktų iš principo. Toliau, svaras. Svaras dabar atidirbinėja atšokimą nuo viršūnės, praėjusią savaitę rodytą signalą. Toliau dabar galimi scenarijai, tai yra, kad atidirba, tai iki galo ateina, galima užsifiksuoti pozicijas ir tada laukiame pramušimo, po pramušimo pirkimo sandoris būtent šioje zonoje pavaizduotas. Jeigu pasižiūrėti H4, smulkesnį grafiką, tai H4 dar galimas būtent grįžimas prie šios viršūnėlės ir galima mėginti dar kartą įeidinėti į pardavimo sandorį, jeigu jo dar neįėjo, tai irgi vienas iš tokių variantų paeksperimentuoti pigus pardavimas, nedidelis stopas, pasižiūrėti, ar kaina nuo jo atšoktų. Čia nereikėtų jau tikėtis didelio atšokimo, tai 30 punktų maždaug pilnai užtenka, nes čia iki šitų viršūnėlių jau 50 būtų, galima šiek tiek ir daugiau gal paimti, bet ne daugiau, gal 50, 30, 50 punktų. Kitas variantas, tai čia priėjimas prie trendinės linijos. Nors jau per naujienas būtent CPI atėjo kaina nuo šios linijos atšoko, bet dar galima tikėtis ir nuo trendinės linijos atšokimo. Ir kur kas jau didesnio, tai čia jau galima būtų tikėtis jau 100-150 punktų atšokimo. Toliau, šveicaras. Šveicaras kol kas dar atidirbinėja, kas laukia, jau reikėtų fiksuotis pozicijas čia reikėjo, kas dar laukia, tai laukia jau atnaujinimo žemumos. Kas jau išeidinėja, yra vienas iš tokių variantų, tai galimybė sudaryti sandorį nuo šios pasipriešinimo linijos, kitaip dar trendinės. Dar kartą palaukti, kaip čia atšokinėja, taip dar kartą laukti nuo šios linijos atšokimo. H4 jau kiek kitokie signalai. Vienas iš tokių yra pagal Fibonacci lygio pardavimo signalas, būtent jau prie pat ir yra kaina, tai nuo 38 lygio. Stop lossas su 61, pirmas tikslas iki 23, antras tikslas iki 0, trečias tikslas iki pačių žemumų. O jau nuo žemumų yra trumpalaikės pirkimas sandoris, vienas iš tokių, nes mažas stop lossas galima paeksperimentuoti irgi pažiūrėti, ar atšoks. Čia vėlgi tikslai nėra dideli, 35, kažkur tai 40 punktų galima tikėtis atšokimo, daugiau gal ir nevertėtų. Bet užtat stop lossas yra ganėtinai nedidelis. Kanada. Kanada pramušė, grįžo ir dabar galime įeidinėti į pardavimo sandorius. Nubrėžiau zoną mėlynai, kur būtų galima tai daryti. Tai vienas iš tokių sandorių būtų nuo šios linijos, kitas jau nuo esamosios kainos. H4 yra dar vienas lygis šiek tiek aukščiau, būtent neįeinamoji kaina, tai jau čia tasai konservatyvesnis įėjimo taškas.
kaip rodžiau būtent šioje vietoje. O jau agresyvesnis jau dabar vyksta atšokimas. Iš tikrųjų atšoko, atidirbo Fibonacci iki 38.23 ir galima laukti nebent nuo šitos vietos dar pagauti kainą. Taip pat trumpalaikis pirkimo sandoris yra nuo žemumos, viena iš tokių galimybių. Vėlgi nedidelis, čia reikėtų daugiau kažkur tai apie 40 punktų nesitikėti. Ir aišku, stop lossas ganėtinai nedidelis, galima vėlgi pasimėginti, ar atšoks. Jena. Jenos pirkimo sandoris dirba kol kas, laukiam jo. Pirmas tikslas būtų maždaug šioje vietoje, antras tikslas maždaug jau šioje vietoje būtų, trečias, ketvirti pagal kiekvieno jau strategiją. Ir čia galimi taip pat sustojimo taškai tokie didesni, tai yra būtent nuo šios linijos ir nuo šios linijos pačios viršūnėlės, vėlgi pasimėginti ar atšoks, ir nuo šios viršūnėlės. Čia stop lossas kur kas didesnis yra, nes reikia už pačių visų viršūnių jau dėti stop lossą. Čia irgi panašiai vietoj stop lossas. Tai kas nenori dėti 200 stop lossą, gali dėti ir 80 stop lossą, bet jau tada įdinėti nuo šios kainos. Taip pat, jeigu vis dėlto atidirbs pirmą tikslą ir pradės judėti žemyn, vienas iš tokių signalų galimas pramušimas linijos ir tada pakeliavus žemyn kainai, tikėkime grįžimo ir tada įdinėjom jau kaip pagal medianą, būtent šiame taške. H4 yra kiti jau kiek įėjimo taškai, vienas iš tokių tai būtų pagal Fibonacci 38, kas mėgsta pagal šią techniką prekiauti, kitas yra pagal į lygį pramuštą. Grįžimas prie jo sutampa su 50 lygiu Fibonacci. Taip pat, jeigu vis dėlto nepreitų ir keliautų žemyn, tokiu atveju galima laukti pramušimo. Pramušu ir tada grįžta šioje zonoje galimi pirkimo sandoriai. Atsiprašau, pardavimo. Toliau Australas. Australo pardavimo sandoris vis dar dirba. Tikslas maždaug šioje vietoje turėtų būti. Kas dar laukia, tai jeigu laukia. Arba galima, iš tikrųjų, čia maždaug apie 60 punktų jau pliusuoja, tai galima užsidarinėti pozicijas, kas nori apsidrausti, arba užsidarinėti su stop lossą perkelti įėjimo kainą, tai į nulius. Iš principo, dažniausiai suveikia geriausiai užsidaryti geriau, jeigu į nulius jau norima perkelti. Ir tada laukti jau pramušimo. Po pramušimo grįžta ir tada perka. Jeigu žiūrėti dar atidirbimo būtent iki šios vietos, tai H4 yra neblogas įėjimo taškas būtent pagal Fibonacci 38 viršūnėlės, visai gražiai atrodo. Būtent šioje zonoje galimi pirkimo sandoriai. Toliau Zelandas. Zelando dieninis grafikas ir čia sulėtėjęs ganėtinai judėjimas po intensyvaus, daro gilesnės korekcijas, jau senka rinka, galimas būtent judėjimas gal su gilesnė korekcija, galima tikėtis ir nuo 23 arba nuo šio lygio atšokimo. Tai būtų pagal Fibonacci 23, galima įdinėti arba nuo šios pasipriešinimo palaikymo linijos, būtent medianos. Pasižiūrėjus į H4, kur kas artimesni taškai, tokie agresyvesni, tai pardavimo ir pirkimo sandoriai nuo šių linijų. Taip pat pardavimo ir pirkimo sandoriai jau konservatyvesni nuo šių vietų. Toliau naujienos. Naujienos šią savaitę ganėtinai nemažai yra. Jeigu pažiūrėtų vieną trečiadienį, tai Zelando CPI galimi nedideli judėjimai apie 30 punktų. Toliau reikėtų į ką atkreipti dėmesį, tai Japonija, Kuroda kalbės, bet svarbiausias galbūt naujienos iš tikrųjų 11.30 svarui. Svarui čia bus jau tokia rimtesnė įtaka, galimi didesni svyravimai momentiniai, nes bus bedarbystė. Būtent lygis bus paskelbiamas, taip pat kitos sutampa naujienos. Bet nepamirštant Amerikos yra statybos leidimai. Statybos leidimai 15.30, reikėtų irgi susilaikyti gal nuo sandorių H4, didinime galima ir laikyti, nieko tokio.
Kas su Kanada, tai su Kanada jau reikėtų atkreipti stipriau dėmesį į 17 val. Ir 18:15. 17 val. Bus paskelbta monetarinė politika. Taip pat 18:15 jau bus preskonferencija. Galimi judėjimai gal labiau būtų per preskonferenciją, nes po naujienų paskelbimo likus tik tais 1:15 išeina kalba, tai geriau gal rinka greičiausiai susilaikys ir palauks būtent preskonferencijos, ką tenais papasakos. Tai greičiausiai čia judėjimų didesnių nepamatysime, labiau pamatysime jau čia. Taip pat neužilgusi vėlgi už valandos kalba Yellen. Tai vėlgi galimi yra didesni judėjimai, bet čia su pavėluota jau reakcija, nes kol pakalbės, kol rinka nuspręs, tai gerai ir blogai, į kurią pusę važiuoti, tai galimi judėjimai jau būtent apie 7:30, 8 val. Gal labiau būtų. Toliau ketvirtadienis. Ketvirtadienis duoda unemployment claims, būtent 15:30, 17 val. Dar Fed Manufacturing Index taip pat bus. Neipatingai svarbios naujienos, galimi neipatingai dideli judėjimai, tai iki 30 punktų. O penktadienį apskritai rinka, manau, ilsėsis, nes daug, kaip matome, atostogų yra. Jau ruošiasi visi margina kiaušinius ir bankai nebedirbs. Bank holiday, tai reiškia, kad bankai nevykdys jokių operacijų, tai reiškia, kad ir rinkai bus kur kas ramiau. Taigi penktadienis būtų tokia diena, kai jau būtų galima ramiai fiksuoti savo pozicijas ir eiti švęsti jau Velykų. Taigi linkiu linksmai atšvęsti Velykas ir susimatysime jau sekančią savaitę. Iki.